ratų balansavimo staklės ATB 200 ir kaip teisingai naudotis ALOS programa. ALOS programa, būtent kuri reikalinga, kai mes turime lengvą lydinio ratkankį ir norime klijuoti du svarelius. Tai kaip tai taisyklingai padaryti? Tai visų pirma, mes turime pasirinkti ALOS balansavimo programą. Tai paspaudžiam mygtuką ALO ir pasirinkam ALOS programą. Dabar reikia užprogramuoti stakles, tai vesti 4 parametrus, pagal kurios stakles skaičiuos, koks yra disbalansas šito rato. Kaip tai padaryti? Pirmas dalykas, ką mes turim padaryti, tai įvesti atstumą iki pirmo svarelio. Būtent atstumą. Tai mes pamatuojam, kurioje vietoje mes norėsim klijuoti svarelį. Tarkim, norėsiu čia. Pasižiūrim į liniuotę. Čia mes turim 6,5 ir įvesti. Įvedam su pirmu mygtuku A. 6,5. Tai pastatom 6,5. Toliau mes turim įvesti antrą atstumą, kur mesgi norim klijuoti antrą svarelį. Tarkim, norėsiu aš įklijuoti va čia antrą. Vėlgi, pasižiūriu į liniuotę, turiu čia 20 ir įvedu 20. Tai šiuo atveju su B mygtuku aš įvedu 20. Viskas. Dabar mes turime du atstumus. Tai yra pirmas atstumas ir antras atstumas. Toliau staklėm reikia žinoti, kokiam diametrui sukasi svarelį. Ir čia yra labai svarbus momentas. Mes dabar turim padangą R17. Padangą R17. Ratkankis R17 skaičiuojamas va čia. Tačiau svareliai sukasi šiek tiek žemiau šitoj vietoj. O antroji padėti dar žemiau, kadangi dar yra tokia kaip palangė. Priklausomai nuo ratkankio formos, tos palangės gali būti didesnis, mažesnis ar panašiai. Tai dabar staklėm reikia pasakyti, kokiam diametrui suksis tas svarelis. Tai paspaudžiam mygtuką D ir čia yra D1. Tai yra D1, tai būtent va šitas diametras. Ne? Tai jeigu mes turime ratkankį R17, tai praktiškiausias būdas, tai dažniausiai yra kažkur -0,5 colio. -0,5 colio ir tai bus teisingas matmuo. Tai jeigu mes turim 17, tai aš įvedu D16,5. Viskas. Staklės jau žino šitą diametrą ir dabar reikia tą trečią diametrą įvesti. Trečio diametro mygtuko nėra, bet jis yra paslėptas. Jeigu mes paspausim mygtuką Fine, atsiranda DE. Tai yra būtent diametras to antrojo svarelio. Kadangi mes ten turim palangę, tai ir 17 ratkankį, tai praktiškai yra -1 colis. Tai jeigu mes turime 17 ratkankį, tai mes čia susivesim 16. Viskas. Dabar staklės yra užprogramuotos, jos žino pagal ką skaičiuoti tą disbalansą, tai yra atstumas iki pirmojo svarelio, atstumas iki antrojo svarelio, pirmojo svarelio sukimosi diametras ir antrojo svarelio sukimosi diametras. Viskas yra užprogramuota, galime pradėti matavimą. Puikiai pamatavom. Tai dabar staklės paskaičiavo, kad pagal šitos parametrus šitas ratas turi disbalansą 10 ir 5 gramus ir būtent šitose vietose. Tai jeigu aš pastatysiu ties 10 gramų, tai standartiškai aš 10 gramų ir turėčiau šitoje vietoje priklijuoti 10 gramus ten, kur aš pamatavau, atitinkamai 5 gramus turiu. Tačiau ATB 200 staklės dar turi lazerį, mes galim pasinaudoti lazerinę rodiklę. Tai kad aktyvuoti tą lazerinę rodiklę, aš paspaudžiu mygtukus Stop ir Fine kartu. Užsidega gaz ir dabar staklės jau matuoja lazerio pagalba. Tai aš pastatau ties 10 gramų. Prašau. Man įsijungia lazeriukas ir dabar jau aš turėčiau 10 gramų šitos priklijuoti būtent šitoje vietoje. Lygiai taip pat su 5 gramais. Pastačius 5 gramų, man parodys, kur man priklijuoti 5 gramus. Naudojant ALOS programą, tai yra tiksliausias būdas būtent balansuoti lengvojo lydinio ratkankius, naudojant du klijuojamus svarelius.